resursų išrankos. Ši priemonė leidžia ne tik pasidaryti standartinius medžiagų, mechanizmų, darbo jėgos poreikio žiniaraščius, bet ir greitai ir efektyviai redaguoti resursus, kas yra itin svarbu. Sąmatoje išrankų lapelėje paspaudus, pavyzdžiui, mygtuką medžiagos, mes gauname standartinį medžiagų poreikio žiniaraštį. Kaip matome, galime pereiti į mechanizmo darbo jėgos įvairias ataskaitas tiesiai pat iš čia, arba, kaip matėte sąmatoje. Visų pirma, atkreipiamas dėmesys į tai, kad galima šitas medžiagas susirūšiuoti pagal įvairius parametrus, pagal pavadinimą, kainą, kodą, o taip pat pagal vertę, kaip kad jūs dabar matote šitam pavyzdyje. Rūšiavimas pagal vertę leidžia nušauti iš tikrųjų kelias zuikius iš karto. Visų pirma, priekyje atsiduria pačios brangiausios medžiagos, galbūt ne tiek brangiausios, sudarančios didžiausią vertę sąmatoje, tai 11 tūkstančių, bei 6 tūkstančiai. Gale atsiduria, vadinkim taip, pačios mažiausiai vertingos medžiagos, į kurias galbūt mums nereikia kreipti dėmesį, išskyrus vieną dalyką. Gale atsidurs taip pat ir dėl vienokio ir kitokio priežasčių neįkainuotos medžiagos, į kurias būtinai reikia atkreipti dėmesį. Jos tokiu būdu nepasimes sąmatoje, nepasimes kažkur tai vidury išrankos ir vartotojas gali apsiriboti praktiškai kelių pirmųjų redagavimo ir be abejo įkainuoti tas, kas liko ten neįkainuota. Kaip tai darome? Pavadinimai, kodai, mato vienetai, kaina, kokia tai bebūtų, keičiami tiesiai pat čia ir tuomet, jeigu norime, paspaudus į sąmatą, elektrodai čia, bus pakeisti tuo, ką mes ir redagavome išrankoje. Kaina 14. Atkreipkite dėmesį į tai, kad išrankose, jeigu medžiagos yra identiškos, tai yra pavadinimas, kodai, mato vienetai, kaina sutampa, išrankose jie bus viena eilute su bendru kiekiu. Štai, viena eilutė. Mechanizmo poreikių žiniaraštis atrodo logiškai. Įrengimo mes čia neturim, pagal požymį leidžia mums išskirti resursus pagal konkretų požymį, tarkim, tradiciškai 55 mes žymim įmonės medžiagos. Darbo jėgos išranka ataskaitoms, tai yra darbo sąnaudų, darbo užmokesčių žiniaraštis. Tuo tarpu darbo jėgos išranka redagavimui, jinai kalba ne apie darbus, o apie darbo jėgą kaip resursą. Tai yra, mes būtent čia galim paimti ir pakeisti darbininkų valandos kainą ir pakeitimus įdėti į sąskaitą. Išrankas taip pat galima daryti ištisiems kompleksams arba objektams. Tai yra tiesiai iš sąrašų. Pasirinkus kompleksą, mygtuką, kontekstinį meniu išsirinkam išrankos ir gaunam tokį patį, tarkim, medžiagų poreikio žiniaraštį. Mes galime persijungti mechanizmų darbo jėgos. Šiuo atveju sąrašas čia yra medžiagų iš visų to komplekso sąmatų. Vėlgi susirašiuoti galime kaip norim. Vėlgi kainas galime pasikeisti. Ir pakeitimus išsaugoti šiuo atveju sąmatą, o į kelias sąmatas. Išrankose yra dar kelios funkcijos, į kurias norime atkreipti dėmesį. Skyriai, jeigu varnelės nėra visos medžiagos, iš visų skyrių, patenka į vieną sąrašą, tai yra, jeigu yra betonas pirmam skyriui, toks kaip betonas antram skyriui, jie bus viena eilutė. Jeigu varnelę čia mes uždėsime, betonas, išrankos bus suskirstytos skyriais ir vienas betonas ir kitas bus aptintamosios skyriais. Opcija kainos sumos. Jeigu mes varnelę dabar nuimsime, suformuos medžiagų poreikio žiniaraštį be kainų ir be sumų. Kodas analogiškai, norint neatvaizduoti medžiagų kodą.
Medžiagų poreikį išnešti be abejo galima spausdinti bei eksportuoti į vieną ar kitą formatą.